Taip įrašą įjungiau aš, vaikinai, dar kartą noriu jums pristatyti. Olga Anatoljevna Rešetnikova. Ji yra oficiali Nugabes kompanijos atstovė, todėl turi didelę patirtį, dirbant su prietaisais. Ji taiko netradicinius aparatų gydymo metodus ir 19 metų ji naudoja būtent rytietiškus reabilitacijos metodus. Todėl klausykitės atidžiai. Tai antras bandymas, taip, bet dabar pasistengsime su vaizdo įrašu. Susipažinkite su Olga Anatoljevna, vaikinai. Taip, laba diena, klestinti komanda. Man labai malonu bendrauti su tokiais nuostabiais žmonėmis. Aš jūs visus labai myliu ir šiandien truputį paliesime, galbūt net truputį priešingai šiandien. Giliai pažvelgsime į vieną iš kompanijos prietaisų. Kas tai? Tai vidpadžiai. Šiandien apie juos kalbėsime. Keletas žodžių apie save. 19 metų dirbu, kaip jau anksčiau buvo pasakyta. Padedu žmonėms būti sveikiems, be vaistų. Dirbu kompanijoje, kuri užsiima svarbiausia stuburo ir judėjimo sistemos atkūrimu. Ir mane labai sudomino šis prietaisas kompanijoje. Aš kitaip negaliu pavadinti. Tai vidpadžiai. Jie vadinami ortopediniais vidpadžiais. Bet man norisi juos pavadinti kitaip, nes tai draugai, ne vidpadžiai. Tai sveikas gyvenimo būdas, pradedant nuo mūsų kojų šaknų. Ir šiandien mes išsamei aptarsime šį prietaisą kojoms. Kaip sakoma rytuose, kojos yra antra žmogaus širdis. Kodėl antra širdis? Nes nuo kojų priklauso labai didelis procentas mūsų kūno, sveikatos apskritai. Ir mūsų kojose, kairėje, dešinėje kojoje yra tokie guriniai raumenys, kurie, taip, štai dabar aš taip nupiešiau pėdą, kažkas pas mus jau šiandien. Antrą kartą kažkas, pirmą kartą. Pėdos kliautas. Pėdos kliaute yra burinis raumuo. Ir nuo jo priklauso mūsų stuburo sveikata. Bet apskritai mūsų kojytės, taip, kas ten pėdoje pas mus? Tai plokščiapėdystė pati pirmoji, tai galimos neuropatijos, tai mėšlungis, tai tirpimas, tai šaltos kojos, tai judesių sustingimas, tai problemos kojų sąnariuose. Štai. Ir labai daug kas iš to, ką aš dabar pasakiau, priklauso būtent nuo mūsų pėdos būklės. Anksčiau su plokščiapėdyste neimdavo į armiją. Kaip ir nelaikė to kokia nors rimta liga. Bet iš tikrųjų tai yra labai rimta liga, nes esant plokščiapėdystei, kai žmogaus pėdos raumenys yra suplokštėję, tada stuburui tenka labai didelė apkrova. Ir dabar mes su jumis tai kaip tik ir išnagrinėsime. Kas tai yra? Tai yra, kad pėdos kliauto raumenys veikia kaip tam tikras mūsų stuburo amortizatorius. O stuburas, kaip sako mūsų protingi gydytojai, jūs esate tiek jauni, kiek jaunas yra jūsų stuburas. Taigi, pėdos būklė tiesiogiai veikia mūsų stuburo sveikatą. Pėdos raumenys veikia kaip amortizatorius. Ir beveik visi iš jūsų turi automobilius arba patys yra vairuotojai. Ir jūs žinote, kad kai automobilio amortizatoriai sugenda, automobilis, kai amortizatoriai yra tvarkingi, važiuoja sklandžiai per visus nelygumus, per visas duobes. Bet kai tik sulūžta ši amortizacinė spyruoklė, automobilis pradeda važiuoti per visas tas duobeles, dub, štai taip. Ir
sulūžęs amortizatorius visiškai sugadina visą automobilio važiuoklės sistemą. Aš ne veltui pateikiu tokį palyginimą, nes būtent ši raumuo sušvelnina smūgius, vaikštant, dėgant, netgi kai mes stovime, važiuojame autobusu, stovėdami, šis raumuo sušvelnina smūgius į stuburą. Tai yra, jie tampa minkšti, jie amortizuoja visą mūsų kūną ir taip, slankstelius, tarp kurių yra tarpslanksteliniai diskai ir visa tai sušvelnina mūsų judesius. Bet kai tik pasikeičia pėdos padėtis, pėda suplokštėja, amortizacija nutrūksta ir vaikštant atsiranda tam tikri smūgiai į stuburą. Tai yra dvasia, 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 dvasia. Tai yra, šie smūgiai į stuburą išveda iš rikiuotės tarpslankstelinius diskus, kurie pradeda suplokštėti. Ir šiek tiek vėliau aš jums parodysiu tiesiogiai, kaip tai vyksta stubure. Štai, dabar aš nupiešiau tokią pėdutę. Taip, ją gerai matyti. Tai yra teisinga pėda su teisingu išlinkimu. Žmogaus kūne stuburas atrodo štai taip. Štai taip, kad būtų geriau matyti, štai matosi. Taip, čia aš nupiešiau tokį žmogeliuką. Na, aš nesu dailininkė, bet stengiausi. Tai yra mūsų stuburas. Dabar aš padėsiu baltą latelį, kad būtų gerai matyti. Ir štai, pažiūrėkime, kasgi pas mus vyksta. Žiūrėkite, čia pas mus vyksta tam tikra magija. Tai yra mūsų pėdos išlinkimas idealiai atkartoja mūsų stuburo išlinkimus. Žiūrėkite. Ir tai reiškia, kiekvienas išrinkimas mūsų pėdoje palaiko kiekvieną stuburo dalį. Tai yra idealus sutapimas. O kai štai, laikui bėgant, o galbūt netgi nuo vaikystės, tai pas mus nusilpsta šiburinė raumenis, pradeda skaudėti nugarą. Tiesiog taip, ar ne? Ir mes labai dažnai net nežinome, nesuprantame, kodėl mums skauda nugarą. Kiekvienas iš jūsų gali patikrinti savo kojytes, net jei manote, kad jūsų pėda yra visiškai ideali. Mes turime štai. Štai nuotraukėlę. Kiekvienam rekomenduoju namuose patikrinti savo kojytę. Kaip mes tai darome? Mes paimame 2 švarūs lapai. Padedame juos pečių pločiu. Pastatome puodelį su vandeniu, įmerkiame koją į puodelį. Šlapią koją terkeliame ant vieno lapo. Būtinai atrama turi būti vienodai ant abiejų kojų, pečių pločio lygyje. Antrą koją įmerkiame, pastatome. Darome atramą taip, tiesiog normaliai atsistojame kojos, nuimame šlapią savo pėdsaką, atvedame taip pieštuku markeriu, atvedame savo pėdsakus. 9 atvejais iš 10, kai turėsime skirtingą vaizdą ant abiejų kojų. Ką mes toliau darome? Tai dabar testas, kuris reikalingas absoliučiai kiekvienam žmogui, vaikui, paaugliui, suaugusiam žmogui. Taigi, mes dabar imame imame kūną, tad būtų matoma. Štai toks apskritimas pas mus gaunasi. Ratas. Šio apskritimo centre įdedame tašką. Antras taškas yra tiesiai po didžiuoju pirštu. Trečias taškas yra tarp antrojo ir trečiojo pirštelio. Mes sujungiame šiuos 2 taškus su centriniu tašku ant kulno. Ir šios 2 linijos turi būti už mūsų pėdos ribų. Tai yra, jos turi būti už pėdos ribų. Tai yra ideali pėda, tai puikiai veikiantis burinė raumuo. Jei turite tokią vaizdą, viena juosta yra už ribų, kita yra pėdoje. Tai jau pirmoji plokščiapėdystės stadija. Aš nenupiešiau
visų etapai. Jei turite abi juostelės pėdos viduje, tai jau trečioji plokščiapėdystės stadija. Na, tai jau visai liūdnas vaizdas. Esant tokiai situacijai, jūs niekada neturėsite sveiko stuburo. Tai yra, jei ankstyvame amžiuje būtų plokščiapėdystė, tai vystosi osteochondrozė, kuri pereina į antrąją stadiją, tai yra išvaržos, o trečioje stadijoje tai jau tarpslankstelinių diskų išvaržos. Ir didžiausia pati pirmoji apkrova. Plokščiapėdystės atveju tenka juosmens ir kaklo stuburo daliai. Tai yra štai ji, taip. Matyti, kaip čia viskas tiesiog kartojasi. Didžiausia apkrova yra gimdos kaklelio ir juosmens kryžmens stuburo dalis. Štai ji pėda, štai ji žmogeliukas, taip matote. Štai, kad mes su jumis išsaugotume visų pirma išsaugotume savo stuburą. Ką mums? Na, o mums reikia, kad mūsų kojos būtų teisingoje padėtyje. Kojos pas mus, štai, dabar parodysiu jums vieną paveikslėlį. Tai yra, jei mes neturime plokščiapėdystės ir mūsų kojos netai paėmiau. Taip, mūsų kojos yra teisingoje, lygioje padėtyje. Tada turime gerą tiesioginę apkrovą visiems sąnariams kojose. Tai yra, čiurnos sąnarys stovi tiesiai. Tai yra ši vertikali, ši horizontali. Kelio sąnariai stovi, lygus horizontalus, vertikalus. Klubas sąnarys jam taip pat tenka vertikali ir horizontali apkrova. Taigi, tokia situacija pas mus, kai pėda yra idealioje padėtyje. Jei mūsų pėda pasvyra į vidų, vyksta štai kas. Tai yra, keičiasi apkrova ant čiurnos. Jungtis. Taip, jūs tai gerai matote, tiesa, tai yra, mūsų pėda nebėra vertikali, pasvyra į vidų. Viena, antra apkrova. Jau taip, pas mus keičia savo kampą. Ir pradeda kas darytis. Pradeda dilti kremzlės, kremzlinis audinys. Štai ir prasideda problemos pačiame sąnaryje. Bet jei mūsų pėda pasvyra į vidų, keliai, kas bus? Apkrova kelio sąnaryje taip pat keičiasi. Tai yra, štai taip, pas mus keičiasi spaudimas kelio sąnariuose. Tai yra, tiesiog pradeda anksti skaudėti mūsų kelio sąnariai. Bet jei čia pas mus, mūsų kaulų kryptis pasikeitė klubo sąnariuose, jie taip pat be abejo keičia savo kryptį. Ir vietoj vertikalios apkrovos pas mus atsiranda šoninė apkrova klubo sąnariui. O jis atrodo pas mus štai taip, jei kas nors nežino kaip. Jis atrodo, štai čia yra šlaunikaulio kaklas, kuris sugenda. Na, kai kuriems žmonėms ir jūs tikriausiai visi girdėjote, kad kažkas sulaužė šlaunikaulio kaklą. Štai, na, štai sako, ėjo, nukrito ir sulaužė šlaunikaulio kaklą. Iš tikrųjų, vaizdas šiek tiek kitoks. Ėjo, sulaužė šlaunikaulio kaklą ir būtent dėl to žmogus nukrito. Štai šiek tiek kitoje tvarka. Tai yra, jis pas mus turėtų būti štai tokioje padėtyje. Bet jei kelio sąnarys pasislinko mūsų į vidų, tada klubo sąnario padėtis. Ji taip pat keičiasi ir padidėja apkrova ant šlaunikaulio kaklo. Čia keičiasi padėtis. Tai yra į dubenį. Štai jis turėtų būti štai taip dubenyje pas mus stovėti. Bet jei pasikeitė, tai yra štai taip keičiasi padėtis dubenyje, kurioje jis turėtų būti. Dabar aš netgi jums parodysiu vizualiai. Tai yra, štai, jis turėtų būti sąnariukas pas mus.
Štai taip, štai ji savo duobutėje, teisinga jo padėtis. Bet jei kelio sąnariukas pasislinko į vidų, tai yra padėtis. Žiūrėkite, taip. Tai yra štai teisinga padėtis. Štai ji. O štai ši padėtis jau neteisinga. Tai yra, esant tokiai būkliai, kai jūs visą laiką vaikštote ir neteisinga apkrova. Čia įdaliai. Tada pas mus įvyksta visų pirma deformacija, sąnario deformacija, sąnario kapsulės. Ir prasideda skausmai, taip pat klubo sąnariuose. Ir tai veda prie ankstyvo kremzlinio audinio nusidėvėjimo, kraujotakos sutrikimo, nes mūsų klubo sąnariukas pradeda spausti kraujagyslės, nes padėtis yra neteisinga. Kraujo tiekimas blogėja, atitinkamai sąnarių mityba blogėja. Visų absoliučiai. Ir čiurnos, ir kelio, ir klubo sąnarių. Sutrikdoma mityba, o visa mityba atneša kraujas. Kraujas atneša ir deguonį, ir mikroelementus, ir mineralus, ir vitaminus. Tai yra visa mūsų mityba. Priklauso nuo kraujotakos sistemos. Bet jei mūsų kraujagyslės ir kapiliarai yra suspausti, pilnavertė mityba nustoja patekti ir mūsų kaulai pradeda kentėti. Ir labai blogai atsistato kremzlinis audinys. Taip, pažiūrėkime visą paveikslėlį. Taip, štai prašau, tai yra teisinga padėtis. Čia tai yra mūsų dubuo ir tai yra kojos. Manau, kad dabar viskas matosi ir ši padėtis pas mus vyksta tuomet, kai mūsų pėda pasvyra į vidų. Tai yra, kai pasvyra į vidų. Toliau. Tai dar Tai dar ne viskas, kas vyksta, kai atsiranda pėdos deformacija. Kai mūsų stuburas yra visiškai idealus, viskas yra lygiai, viskas gerai. Štai taip atrodo stuburas. Kas vyksta toliau? Dubens deformacija. Kiekvienas iš jūsų darys savo kojas, kai testuosite pagal šį paveikslėlį. Aš vėliau viską atsiųsiu. Jau siuntėme. Siuntėme visus šiuos paveikslėlius, bet aš atsiųsiu tai pakartotinai. Štai. Ir, kiekvienas iš jūsų pamatys, kad ant vienos ir kitos kojos turite skirtingą vaizdą. Tai būna visiškai, 99 iš 100 žmonių, kad vaizdas ant abiejų kojų skiriasi. Ant vienos plokščiapėdystė jau vystosi daugiau, ant kitos mažiau. Bet visiškai, dabar beveik nėra nė vieno žmogaus, kad jam ten 30 plius, kad jis neturėtų tiesiog idealiai tiesios pėdos. Tai dabar didelė retenybė. Štai. Ir kasgi vyksta? Vyksta. Tai turime skirtingą vaizdą ant dviejų kojų perėjimą, dubens pasvirimas. Tai yra mūsų dubuo, taip keičia tokią padėtį. Dabar parodysiu paveikslėlyje, tada vėl grįšime prie stuburo. Tai yra ideali padėtis turėtų būti štai taip. Štai dubuo ir štai taip idealiai vertikalus mūsų stuburas. Bet jei prasideda pas mus dubens deformacija, stuburas pradeda prisitaikyti. Tokiu būdu keičiasi apkrova. Tai yra, ji jau tampa ne idealiai vertikali, o jau štai tai pas mus taip su nukrypimu į kairę arba į dešinę pusę. Bet jei pas mus deformavosi stuburas, juosmens srityje, krūtinės tai, mesgi su jumis neketiname taip vaikščioti. Tai yra, mes su jumis pradėsime kristi, todėl visas stuburas pradeda prisitaikyti. Toliau krūtinės dalis taip pat pradeda prisitaikyti, kad išlaikytų pusiausvyrą. Toliau. Tai yra, jis pas mus pasislenka į kitą pusę, kaklo dalis.
Na, kaip mesgi, net jei krūtinės dalis, mesgi neketinome taip vaikščioti. Žinoma, kaklo dalis pradeda bandyti išlydinti mūsų stuburą ir pas mus atsiranda tokia situacija stubure. Tai yra vietoj tokios mes gauname tokią situaciją stubure. Aš dabar tai pasakoju, nes dar tik artėjame prie mūsų pėdos ir artėjame prie mūsų stuburo. Dabar aš jums tai aiškiai parodysiu. Tai yra, prašau, tai yra dubens pasvirimas. Juosmuo pas mus bando. Taip. Tai yra, jis čia tiesiai išeina pas mus, bet mums reikia būtinai laikyti, kad mūsų kūnas būtų vertikalus, kad turėtume pusiausvyrą. Todėl atsiranda išrinkimas stubure. Na, taip. Taigi likusiųjų nebus. Tai yra. Toliau krūtinės dalis pradeda bandyti išlyginti mūsų stuburą. Toliau stuburas išsilygina, bet galvagi nebus taip. Tai yra, kaklo dalis taip pat pradeda prisitaikyti, kad galva būtų tiesioje padėtyje. Ir galiausiai mes su jumis gauname štai tokį, taip, tokį kreivą stuburą. Ir žinoma, štai tokiame iškrypusiame stubure pradeda mūsų, štai pažiūrėkite, šioje dalyje pradeda spausti tarpslanksteviniai diskai. Štai aš jums parodysiu iš arčiau, taip, štai pažiūrėkite. Tai yra, jie čia suspaudžiami A. Nutrūksta maitinimas tarpslanksteliniam diskui, jis pradeda džiūti be maitinimo. Pradeda trūkinėti. Ir šios įtrūkimai tampa vis gilesni ir gilesni. Dėl to įtrūkimas atsiranda į vidų, ten M, į kompozitinį žiedą. Tai yra A kiaurai. Ir pradeda iš ten išlysti. Štai tokia gelio pavidalo skystis. Išlysti į išorę iš tarpslankstelinis diskas. Tai vadinama tarpslankstelinio disko išvarža. O kad tu ir aš nesuprastume tokių rimtų problemų su stuburu, štai kompanija sukūrė šį idealų prietaisą, kuris atstato mūsų pėdą. Tai yra pirmiausia, tai yra balansas ir tai yra burinės raumenų atstatymas, kuris atstatomas. Dėl šio išlinkimo, kuris yra šiame ortopedinėme prietaise. Yra, aš nebijau to pavadinti, prietaisu. O jei jūs patys jau pajutote, kad laikui bėgant tuo tampate vyresni, tuo pradedate nešioti dydį šiek tiek didesnį, nei nešiojote anksčiau. Jaunystėje. Tai yra pats pirmasis ženklas, kad jūsų pėda jau pradėjo plokštėti. Tai yra, jūsų pėda kadaise buvo. Tai yra, jūsų koja nepadidėjo. Tai yra, kojos auga pas mus. Na, taip ir visas organizmas maždaug iki 27 metų. Visą likusį gyvenimą žmogui auga tik ausys ir nosis. Na, ten mikroskopiškai, ten milimetrais per metus dalimis milimetro, bet jie auga visą gyvenimą. Koja jums nepadidėjo, koja jums taip, ji tiesiog išsiplėtė ir susiplokštėjo ir pasislinko į priekį, o būtent todėl pradedame dėvėti didesnius dydžius. Štai pažiūrėkite, dar viena nuotrauka, taip aiškiai parodyta. Tai yra, čia mūsų pėda yra normali pėda. Štai ši pėda pasiplokštėjo. Tai yra, jei išmatuosime šį atstumą ir šį atstumą, jie yra visiškai vienodi. Kojos neaugo, kojos pasiplokštėjo ir tapo ilgesnės. Todėl kiekvienas žmogus pastebi, kad senstant pradeda nešioti didesnius batus, galvodamas, kad koja išaugo. Koja neišaugo, koja pasiplokštėjo, išnyko pėdos kliautas ir todėl mūsų koja tapo didesnė. Dabar šiek tiek
Išsiaiškinkime taip. Štai. Taigi, kam reikalingi šie vidpadžiai? Šie vidpadžiai reikalingi absoliučiai kiekvienam žmogui, kurio kojos dydis pasiekia 35 dydį. Jei. Tai vaikai ar paaugliai. Jei. Šiuo metu jūs patikrinate viso savo šeimos, viso savo aplinkos kojas ir šiuo metu koja idealiai laiko formą ir visiškai nėra plokščiapėdystės, tai šis vidpadis suteikia puikią profilaktiką. Tai yra tas prietaisas, kuris reikalingas žmogui visą gyvenimą. Nes negalima sakyti, kad plokščiapėdystės nėra, vadinasi, man nieko nereikia. Šiandien nėra, rytoj yra. Mes neturime nieko amžino ir visada taip nebus. Jei šiandien gerai, tai reikia palaikyti, nes palaikymas ir profilaktika, jūs patys žinote, yra daug efektyvesnė nei jau esamos problemos gydymas mūsų kūne. Todėl labai svarbu atlikti testą. Ir tokie vidpadžiai absoliučiai visiems žmogui, kad vėliau nebūtų pėdos griuvimo, nebūtų kaulų deformacijos, kad mes su jumis vėliau nekentėtume sąnarių problemų. Daugelis iš jūsų jau turi tokius ligas kaip artrozė, kelio sąnarių, čiurnos klubo sąnarių artrozė. Iš kur jie atsiranda? Jie atsiranda būtent dėl neteisingos apkrovos mūsų kaulų sistemai. Tai yra apkrova, turi būti tokia. Esant tokiai būkliai, nesivysto visiškai jokių sąnarių problemų mūsų kojose, o kojos pas mus turi didžiausią apkrovą. Tai yra, jos neša mūsų kūną per visus metus ir jos kasdien perneša tiesiog tonas mūsų svorio. Štai kodėl, kiekvienas žingsnis - tai mūsų kūno svoris. Todėl, jei kiekvieną žingsnį susumuosime, kiek mes pernešame, tai bus keletas tonų krovinio per vieną dieną. Ir štai kas mane labai sudomino. Mane sudomino pačios šių vidpadžių sudėtis. Visų pirma, jei gamintojas mums sako, kad šių vidpadžių tarnavimo laikas yra 50 metų, tai juk apskritai nuostabu. Tai yra, mes nusipirkome vieną kartą. Tai yra, mes jų neįsigijome. Mes investavome į savo sveikatą. Ir 50 metų. Apie tai pamiršome. Jei šiuo metu jau yra problemų su stuburu, jei yra išvaržos, yra įsikišimai. Žinoma, šie vidpadžiai, aš jūsų neapgaudinėsiu. Ir pasakykite, kad šie vidpadžiai jūs išgydys. Jūsų išvaržas? Ne, jie neišgydys stuburo išvaržos, bet jie užkirs kelią tolesniam stuburo sunaikinimui. Tai yra, jie užkirs kelią osteochondrozės vystymuisi visuose jūsų stuburo skyriuose. Jie užkirs kelią įsikišimų vystymuisi. Tai yra kita osteochondrozės stadija. Ir, žinoma, užkirs kelią tolesniam sunaikinimui ir naujų išvaržų susidarimui. Tai yra profilaktika, palaikymas ir apsauga nuo tolesnio sunaikinimo. Jei jau yra rimtų problemų stubure, tada, žinoma, reikia užsiimti stuburu, bet tai jau visai kita tema. Kas dar čia įdomu šiuose įdėkluose? Kas iš jūsų jau naudoja šiuos įdėklus, tikriausiai pastebėjote, kad čia kai kuriuose vietose ant šių įdėklų yra tokie maži iškilimai. Štai. Ir šie iškilimai, jie nėra tam, kad jūsų koja nesystų. Jie taip pat turi savo funkcinę paskirtį. Jie yra ir ant kūno, ir pėdos viduryje. Taip. Štai. Taigi, atkreipkite dėmesį, kiekvienas, kas jau turi šiuos įdėklus, galite pažiūrėti į savo įdėklus ir pastebėti, kad čia yra tam tikri iškilimai. Kodėl šie iškilimai? Jie ne šiaip sau ten buvo padėti. Galite pastebėti, kad jie yra vienodai išdėstyti ant kiekvieno įdėklo.
Kodėl? Jie reikalingi, taigi dabar paimsime. Taip, štai jis, mūsų įdėklas. Taip, štai jis, štai. Štai toks įdėklas ir ant jo yra iškilimai. Visi šie iškilimai atsako už tam tikrus taškus. Dabar taip, aš tau parodysiu, jums pėda. Taip, tai yra pėda. Čia kairė. Čia matosi, nesimato. Aš pati nieko nematau dabar, kad viskas būtų ekrane. Taigi, štai mūsų pėda ir šioje pėdoje štai. Aš taip pat įkelsiu šios pėdos paveikslėlį. Čia yra taškai, kurie atsako už mūsų vidaus organų darbą. Ir štai čia, štai aš tiesiog nupiešiau šiuos taškus ant vidpadžio, kurie yra štai. Tai yra štai. Štai šis taškas atsako už skydliaukę. Taip, štai čia yra plaučių darbas. Štai šie du taškeliai. Vienos. Koja. Tai du taškai dešinėje kojoje. Jie atsakingi už mūsų kepenų veiklą. O ant kairės kojos į darbą, širdies darbą. Toliau mes žiūrime. Štai. Tai yra šis taškas atsako už skrandžio darbą. Šis taškas už kasos darbą. Tai yra šie gumbeliai, kurie yra ant vidpadžių. Štai šis kraštinis taškelis yra tai šlapimo pūslės darbas. Štai. Šie du taškai yra žarnyno darbas. Tarp jų viduryje yra nemigos taškas. Tai yra net su tuo dirba vidpadis. Ir net šioje vietoje, kuri atsakinga už gėrį, miegą, ten taip pat yra tokia iškiluma, kuri sukuria mikrospaudimą. Ir centrinis taškelis ant kulno atsako už šlapimo ir lytinę sistemą. Na, už lytinius organus tiksliau pasakyti. Tai yra šie iškilimai ant vidpadžio. Jie dar sukelia mikrospaudimą, todėl vidpadį labai gerai nešioti vis dėlto ant plikos kojos. Arba, jei turite kojinę, tai kad ji būtų plona, labai plona, tai yra su storomis kojinėmis. Mes gausime parama pėdas, jei kojinės yra storos, bet mes negausime mikrospaudimo tam tikruose taškuose, kurie pagerina mūsų vidaus organų funkciją. Ir dar, tai ne viskas, tai ką mes dar su jumis paimame, tai mes su jumis paimame vidpadį, o apverčiame, štai netgi iš smalsumo kiekvienas būtumai namuose, pažiūrėkite. Tai yra šie pėdos kliautė, o pėdos kliautas ne tik amortizatoriumi yra, jis ten dar ir yra. Ten yra labai galinga čakra, kuri suteikia energijos visam kūnui. Ir būtent čia pėdos kliautė, bet yra magnetukai. Tai yra tokiu būdu ant vidpadžio išdėstyti šeši magnetai. Štai jie nupiešti juodą spalvą ir tai yra magnetai. Štai dabar tikriausiai juos gerai matote. Kad suprastumėte, jog tai iš tikrųjų yra magnetukai, štai jie pas mus įmontuoti į vidpadį. Štai aš net dabar tiesiog adatėlę. Taip, štai, pažiūrėkite, pritraukia. Taip. Štai dabar kur pas mus magnetukai. Štai pas mus magnetukai. Štai matosi, taip. Štai adatėlės tiesiog pritraukiamos taip prie magnetų, kurie pas mus įmontuoti į mūsų vidpadį. Matai, tiesa? Štai jie pritraukiami, galime padėti į kitą vietą, štai prie kito magnetuko. Tai yra, jų čia yra 6 vienetai. Ir jie yra taip pačioje svarbiausioje vietoje. Kam skirti tie magnetai? Daugelis iš jūsų galbūt kam skaudėjo pečius, ten kaklas skaudėjo, kreipėsi į gydytoją ir gydytojas paskyrė magnetus. Tai yra, jūs ėjote į fizinį kabinetą ir jums dėjo štai čia magnetus. Už ką? Tai yra magnetai, magnetizuoja mūsų kraują.
ir būtent magnetoterapija. Puikiai pašalina spazmus iš kraujagyslių ir kapiliarų sienelių. Tai vadinama magnetoterapija. Ir štai magnetoterapija čia yra integruota į šiuos vidpadžius. Mes su jumis atpratome vaikščioti basomis po žemę, net ir geru. Vasaros metu, kai tai galima daryti, mes su jumis saugome savo kojelės, nenorime jų papildomai plauti. Ir net kai būname sodyboje ar kas nors gyvena savo namuose, stengiamės visur vaikščioti su batais. Štai ir batai. Dabar visi plastikiniai šlepetės neleidžia mums gauti magnetinio lauko iš motinos žemės. Taigi, tam, kad mes gautume magnetinį lauką 365 dienas per metus, gamintojas čia įdėjo būtent šiuos magnetus, kurie magnetizuoja mūsų kraują, magnetizuoja kraujagyslių ir kapiliarų sieneles. Kas vyksta, kai mes senstame? Mes prarandame savo magnetinį lauką. Kiekvienas iš jūsų mato, kaip mūsų vaikai, anūkai nesėdi vietoje, kiek jie turi energijos, kiek jie turi gyvybinės jėgos. O mes, senstant, jau norime šiek tiek kažkur prisėsti, pailsėti. Kodėl taip yra? Tai yra todėl, kad mes prarandame savo magnetinį lauką. Ir kai mes jį prarandame, mūsų kraujagyslių sienelės, kurios turėtų elastingai veikti, spazmuojasi, yra tokioje spazmo būsenoje ir tai blogina kraujo pratekėjimą per kraujagyslės. Kai magnetinis laukas įmagnetina mūsų kraujagyslių sienelės, jos iš spazminės būsenos atsipalaiduoja ir pradeda sklandžiai veikti. Sklandžiai stumti kraują aukštyn nuo kojų taip. Veninis kraujas kyla į mūsų širdį. O šie magnetai veikia ne tik mūsų kojas. Tai tiesioginis poveikis mūsų širdies darbui, nes mūsų širdis yra siurblys. Kai kurie žmonės tai vadina varikliu. Ne, tai ne variklis, tai siurblys ir jis nuolat pumpuoja kraują. Tai yra. Ir tai yra, vaikams tai vyksta. Labai gerai, nes ten pakankamai stiprus magnetinis laukas. Tai yra, kai mūsų kraujas iš viršaus leidžiasi žemyn į kojas. Jis jau atiduoda visą deguonį, visas maistinės medžiagas, surenka viską. Limfa surenka visus toksinus, pats nešvariausias kraujas leidžiasi į kojas. Ir mūsų širdis turi pumpuoti kraują iš kojų per ilgiausias kraujagyslės, tai yra nuo širdies iki kojų mes turime ilgiausias kraujagyslės. Ir iš ten nešvarų, klampų ir šaltą kraują ji bando pakelti į viršų. Tai yra ir mūsų širdis. Ir kuo nešvaresnis kraujas ir blogesnė kraujagyslių būklė, tuo labiau apkraunama mūsų širdies raumenis, kas veda prie įvairių širdies ir kraujagyslių sistemos ligų vystymosi. Tai įvairios aritmijos, krūtinės angina, štai ekstrasistolija ir panašiai. Ten yra daugybė ligų. Dėl to tai dar veda prie išeminės širdies ligos. O išemija yra priešlaikinis širdies raumens nusidėvėjimas, kai ji buvo tokia tvirta, o paskui tapo tokia suglebusi, nes ji tiesiog nusidėvėjo anksčiau laiko. Ir toliau tai veda prie miokardo infarkto. Tam, kad sumažintume širdies apkrovą, sumažintume ją, būtent čia dar naudojama magnetoterapija, kuri magnetizuoja mūsų kraujo ląsteles, magnetizuoja mūsų kapiliarų ir kraujagyslių sieneles ir atitinkamai kraujas tampa skystas. Jis netampa skystesnis ar ten skystesnis. Ne. Tai yra, kaip mūsų kraujas buvo, jis netaps kažkokiu vandeniu, mūsų kraujas nustoja sulipti. Mūsų kraujas, jis tampa tiesiog tekantis. Tai sakant, yra būklė, taip paimkime paprastai palyginimui. Yra kompotas, yra kisielius,
Pabandykime. Štai į piltuvėlį pastatysime piltuvėlį ir įpilsime į buteliuką A kompotą. Jis puikiai pratekės ir greitai įsipils į mūsų butelį, bet jei mes į šalia esančią butelį pastatysime piltuvėlį ir pradėsime pilti ten kisielių, tai šis kisėlius pradės šiame piltuvėlyje strigti ir jis pradės mažomis porcijomis ten ištekėti arba ten tiesiog gabaliukais gumuliukais pliumptelėti į šį butelį. Taigi štai ji. Kraujas skystas, štai jis šaltas kraujas. Ir A klampus kraujas. Tai yra dvi būsenos – klampus kraujas ir tekantis kraujas. Taigi, tai tik nuo klampumo būsenos šie vidpadžiai, jie kraują paverčia į skystą būseną. Tai yra normalu. Kai mes tik su jumis tai sprendžiame. Man labai svarbu, kad kiekvienas iš jūsų suprastų, ką daro šis prietaisas ir galėtų tai perteikti kiekvienam, savo šeimos nariui, savo pažįstamiems, savo artimiesiems. Tai yra štai taip mūsų kraujagyslėmis. Kapiliarais ir kraujagyslėmis juda kraujo ląstelės, tai viskas gerai, kai turime puikų magnetinį lauką. Kai turime kraujagyslės, čia dar turime vožtuvus, jų čia nenupiešiu vožtuvėliai, iš abiejų pusių. Ir štai šie vožtuvai, jie ten dabar parodysiu. Tai yra, štai taip dar yra. Vožtuvėliai, kurie ten atsidaro, praleidžia kraują. Čia užsidaro, čia atsidaro, eina toliau. Čia užsidaro, kitas atsidaro. Tai yra kraujagyslėse nuolat. Turi būti slėgis. Tai yra, atėjo kraujas. Pastūmė toliau vožtuvą. Taip, čia vožtuvas užsidarė. Taip toliau vožtuvas atsidarė, kraujas nuėjo toliau. Tai mūsų kraujas yra geros būklės. Jis puikiai cirkuliuoja mūsų kraujagyslėmis. Jei pradeda sulipti kraujo dalelės. Štai taip, tai yra tirštas kraujas. Tai yra, jie pradeda sulipti ir šiems gumulėliams jau sunkiau praeiti per mūsų kraujagyslės ir kapiliarus. Tai kasgi vyksta? Toks tirštas kraujas prilimpa prie kraujagyslių sienelių, pradeda plėstis. Kraujagyslės įsitempia kraujagyslių sienelės ir pas mus prasideda venų varikozė. Jei mes į tai nekreipiame dėmesio, tai tokia būklė. Taip, štai pas mūsų įsitempusios kraujagyslės. Kraujas juda gumulais ir kažkurioje vietoje staiga mūsų sienelė neatlaiko. Ji plyšta. Jei tai kažkur ant kūno, gali tiesiog susidaryti mėlynės. O jei tai įvyko smegenyse, kraujas pradeda tekėti už ribų kapiliaro ir tai sukelia insultą. Taigi, žiūrėkite, mes dabar aptarėme, kad šis vidpadis padeda mums užkirsti kelią infarktams, nes pagerina kraujo cirkuliaciją kojose. Infarktuose kalti tik kojos. Infarktas nėra galva. Infarktas nėra problema pačioje širdyje. Ne, infarktas gyvena kojose. Būtent kojos, jos nusidėvi mūsų širdį ir atveda ją į būseną. Širdies priepuolis, miokardo, kojos ir dar daugiau. Niekas. Insultas. Daugelis iš jūsų mano, kad tai galvos problema. Ne. Insultas tai problema. Kojos. Insultas gyvena kojose, o pasekmes ateina į galvą. Tai yra, kraujas tirštėja kojose ir kai ji tiršta ir su gumulėliais kyla į galvą, galvoje kraujas netirštėja. Tirštėja tik kojose. Galvoje ji nesulimpa, sulimpa tik kojose. Ir kai ši sulipusi tiršta kraujas pasiekia mūsų galvos kraujagyslės, tai yra, ji gali mums supakuoti kokį indą, o jame gali būti kažkas. Dvi problemos, arba ten yra išeminis arba hemoraginis insultas.
ir vienas, ir kitas gali sukelti net mirtiną baigtį. Išeminis nuo hemoraginio jie šiek tiek skiriasi. Tai yra išeminis jes užkimšo, tai yra jes už tai kraujas teka, jis užkimšo, štai ir kraujas pradėjo tekėti kitomis kraujagyslėmis, o štai šioje srityje nustojo gauti maistą deguonis, smegenų ląstelės ir jos tiesiog miršta. Hemoraginis kaita pati užsikimšo, bet kraujagyslė plyšo, trūko ir kraujavimas vyksta į smegenis. Štai čia turime hemoraginį insultą, bet ir vieno, ir kito. Priežastis ir vieno, ir kito insulto yra ne kas kita, kaip tirštas kraujas, kuris sutirštėjo pas mus mūsų kojuose. Dar čia sudėtyje, šiose vidpadžių sudėtyje, iš ko jie pagaminti? Visų pirma, jie tikrai labai tvirti, labai puikus. Jie turi briaunas, tokia standumo briaunas, kad jį po apkrovą nesusmuktų, nesilenktų, o nuolat iš šio standumo briaunos išlaikytų idealią vidpadžio padėtį 50 metų į priekį. Toliau sudėtyje. Gamintojas teigė, kad sudėtyje yra komponentų, kurie jonizuoja. Jonai. Kas yra jonai? Jonai tai neigiamai įkrauti deguonies dalelės, o mūsų kūnas iš esmės deguonis būna dviejų rūšių. Tai yra teigiami anijonai ir neigiami. Teigiami jonai, jų yra daug. Mūsų miesto oras netoliese, jų yra labai daug kompiuterių. Mūsų telefonų, su kuriais nesiskiriame, kartais net naktį laikome juos šalia savęs. Kas yra nepageidautina? Telefonas turėtų būti bent 2 metrai nuo vietos, kur miegame. Tai mūsų mikrobangų krosnelės televizoriai. Taigi visos ekranų paviršiai sąveikauja su deguonimi. Ir jei ten net yra švaraus deguonies dalelės, jos paverčia jį nešvariu, sunkiu deguonimi, su pliuso ženklu, tai yra pliusiniu, sunkiu deguonimi. Ir būtent šis deguonis nėra įsisavinamas kraujo ląstelių, jis nėra įsisavinamas mūsų organizmo, o atitinkamai, jei mūsų ląstelės nustoja kvėpuoti, visi procesai sulėtėja, ląstelės apykaitos procesai. Tai yra, prasideda kas? Vėlgi, ta pati problema, kuri prisideda prie kraujo klampumo. Tai yra, kas pagerina kraujotaką mūsų kūne. 2 fiziniai veiksniai. Tai yra magnetoterapija ir švarus deguonis. Daugelis iš jūsų nekartą buvote prie jūros, kažkas buvo sanatorijoje. Ir štai dabar tiesiog pagalvokite, kur pas mus statomi sanatorijos. Sanatorijos pas mus statomos arba prie jūros pakrančių, arba Spygliuočių miške. O kitų variantų nėra. Štai geriausios sanatorijos yra būtent ten. Ir kai mes su jumis atvykstame prie jūros arba atvykstame į sanatoriją, kuri yra Spygliuočių miške, štai iškart pradedame jaustis gerai. Atvykome prie jūros, iškart pamiršome apie galvos skausmą, apie kraujospūdį. Pamiršome apie skaudančius sąnarius, mums viskas iškart puikiai. Kodėl? O todėl, kad ten yra labai daug neigiamai įkrautų dalelių, šių gryno deguonies anijonų, kurie greitai patenka į mūsų kraują. Tam jau pirmąją minutę, kai tik išlipome iš traukinio arba iš lėktuvo ir mes jau arti kažkur su jūros oru ir mes jaučiame savo būklės pagerėjimą. Kodėl? Vėlgi, grynas deguonis iškart prisotina mūsų kraują ir mūsų kraujas tampa labiau skystas. Deja, jūros oras savo sudėtimi, cheminių sudėtimi yra visiškai identiškas mūsų kraujo plazmai.
Tai yra, įsivaizduokite, jūros oras ir plazma mūsų kraujo. Atitinkamai mūsų kraujo plazma iškart pagerėja skystumas. Visi mūsų sąnariai, visos mūsų kauliukai, mūsų smegenys iškart gauna gerą kraujotaką. Jaučiamės puikiai. Bet kai grįžtame atgal į savo miestą, kur gyvename, mes visi sakome, grįžau ir iškart susirgau. O kodėl iškart susirgau? Nes vėl sustojo gryno deguonies tiekimas. Vėl prasidėjo staigus mūsų kraujo tirštėjimas arba padidėjęs klampumas kraujyje. Ir mes visi iškart, mūsų imunitetas iškart sumažėja ir mes susergame. Prasideda visos mūsų lėtinės ligų iš karto labai ryškiai pasireiškia. Taigi, grįžtame čia. Dvi svarbios funkcijos – magnetoterapija ir jonizacija gerina mūsų kraujo tekėjimą kojose, taip užtikrinant mūsų širdies veiklą ir užkertant kelią insultams, širdies priepuoliams, venų varikozei, trombozei ir panašiai. Štai kodėl aš net negaliu savęs pavadinti šio prietaiso vidpadžiais. Turiu jiems visiškai taip kitą pavadinimą – mūsų kūno amortizatorius. Tai prietaisas užtikrinantis viso mūsų kūno sveikatą. Be to, šie vidpadžiai yra pralaidūs orui, tai yra, čia yra šios skylės, kurios taip pat padeda mūsų kojoms kvėpuoti. Aš pati turiu plokščiapėdystę ir parodysiu. Na, dabar po foto pristatymo jas pamesiu. Tai jūs labai nustebins. Tai yra tiesioginis pėdos palaikymo efektas. Aš turiu plokščiapėdystę nuo vaikystės ir man niekada nepavyko išspręsti šios problemos, dėl kurios atsirado tiek išilginė, tiek skersinė plokščiapėdystė. Todėl man pradėjo augti Haulux valgus. Šie. Ir jie yra mano nuotraukos, tai yra mano nuotraukos. Jas padariau tiesiog neseniai, kitą dieną, nes norėjau pasidalinti momentiniu rezultatu. Ten tikrai tiesiog momentinis pėdos pokyčio rezultatas. Ir jūs netrukus pamatysite. Daugelis iš jūsų sako, kad, labai skauda vaikščioti. Ši dalis jį tarsi spaudžia. Ant skliauto pėdos. Jei jūsų pėda sveika, jums niekada neskaudės, o bus tik patogu ir nedaugiau. Jei jums skauda, tai reiškia, kad problema pėdoje, taip pėdos skliaute jau yra. Bet čia jūsų pasirinkimas. Arba jūs pašalinate, taip, šį prietaisą iš savo avalynės ir toliau griaunate savo sąnarius ir tavo stuburas. Arba susitaikysi su šiuo skausmu. Sindromas. Nors jei mes, taip, nepaisant savęs, galima sakyti, ir toliau juos nešiojame, tada tiesioginė prasme nedaugiau kaip savaitę praeis ir jūs pamiršite, kad jums čia skaudėjo. Retais atvejais, kai pėda jau visiškai apleista, šis skausmo efektas gali išlikti, iki 2 savaičių, bet tada tai yra, jums bus tiesiog patogu. Jūs šiek tiek jausite šį pakilimą, bet skausmo sindromo jau nebebus. Tai yra, pasirinkimas, žinoma, kiekvieno žmogaus. Ko jūs norite? Štai toks mažas prietaisas, jis vis dėlto gali saugoti visą jūsų atramos judėjimo aparatą. Ir kas jie čia? Vidpadžių dydį. Tai yra, vidpadžių dydį jums reikia įsigyti. Ta, kurį nešiojote anksčiau, tai yra ta, kurį nešiojote, kai jums buvo 30 metų. Taip, 27, 30 metų. Jei nešiojote 35 dydį, o dabar turite 36, iš esmės jūs įsigijate vidpadžius 35-36 dydžio.
jei turėjote 36 ir tapo 37, ne. Imsite 37, 38, jūs įsigijate vidpadį 36, tai yra 35, 36. Kodėl jums reikia didesnio dydžio vidpadžio? Jums reikia grąžinti savo. Taip, ten suplota jūsų pėda. Štai ji suplota. Jums reikia grąžinti ją į tą dydį, kurį turėjote, kai jums nebuvo. Daugiau nei 30 metų, jei turėjote 37, tapo 38, na, atitinkamai, viskas lyg na taip ir jūs imsite 37, 38, bet jei dabar turite 37, 38 ir buvo 36, atkreipkite dėmesį, jums reikia vidpadžio 30, šešto dydžio 30, 5, 30, 6. Tai yra, grįžtate ten. Kitaip jūsų pėda palaikys ir vidpadis jums bus per didelis. Dar čia kaip ir ne visai vidpadis, jis yra pusvidpadis ir tai taip pat labai svarbus veiksnys. Nes mūsų pirštai ir mūsų pagalvėlė, kuri yra ant pėdos, po piršteliais. Taip, štai dabar aš paimsiu šitą. Štai pagalvėlė, ši pagalvėlė, ji visada turi būti aktyvi. Ji neturi būti fiksuota. Mes tai sutvarkėme galbūt. Taip, pėdos kliautas ir pulniukas. Tai yra čia fiksacija. Toliau mūsų piršteliai visada turi dirbti. Jie turi spyruokliuoti ir padėti, stiprinti pėdos kliautą. Todėl dar viena labai svarbi funkcija. Kuo skiriasi nuo? Pakartokite klausimą. Negirdėjau. Na gerai, dabar turėsime laiko klausimams ir jūs galėsite užduoti. Štai todėl mūsų piršteliai turi būti laisvi, jie turi spyruokliuoti. Štai čia yra labai rimtas skirtumas nuo įprastos ortopedinės vidpadžio, kuri visiškai fiksuoja mūsų pėdą. Tai yra čia laisva, taip, laisvas darbas. Kojų pirštams ir tai taip pat labai svarbu, nes jie apkraunant stiprina skersinės. Skersinės pėdos raumenis. O skersinis raumuo savo ruožtų suteikia gerą tonusą išilginiam mūsų pėdos raumeniui. Todėl ši funkcija taip pat labai svarbi. Be to, kad ji mums netrukdo bet kokioje mūsų avalynėje. Bet kokie sandalai ten visiškai nematyti. Ir atkreipkite dėmesį dar į šią dalį. Ši dalis neturėtų dabar kur čia mano pėda. Ji neturėtų įsikišti už pėdos ribų. Tai yra, vidpadis neturėtų būti taip, kad mes vedame per kulną štai taip skersai ir jis neturėtų mums užkliūti. Tai yra, kulnas turi priglusti, labai glaudžiai, taip kaip štai čia. Kad mes, kai vedame pirštu, neturėtų užkliūti vidpadis. Neturėtų. Tai yra, mūsų kulnas turi tiesiog remtis štai taip. Štai, taip. Štai, manau, kaip jums geriau parodyti. Tai yra, štai taip turi būti kulnas. Ne, štai taip, merginos, o būtent štai taip. Na ir vaikinai, jei turime taip. Štai. Tai yra šis vidpadis dabar. Dar kartą trim taip, štai taip. Atkreipkite dėmesį, kad čia, kai vedame štai taip, ranka jį neturėtų užkliūti. Kulnas turi būti tvirtai prigludęs. Tada visos taškai bus savo vietoje. Deja, jei paėmėte vidpadį per didelio dydžio, jūs nepataikysite į šiuos taškus, kurie nuolat stimuliuos jūsų vidaus organų darbą. Ir kai teisingai pastatote kulniuką čia, teisingai jį įtvirtinate, taip kulniuką štai į šią vietą, tada visi taškai dar veikia su jūsų vidaus organais. Štai. Ir kai mes su jumis atitinkamai, tai yra mūsų dubuo, užima teisingą padėtį, tada palaipsniui
taip, sumažėja apkrova stuburui, nes tiesus dubuo vis dėlto prisideda prie tiesio stuburo padėties. Ir mes su jumis taip išvengiame įvairių problemų su jo atramos judėjimo aparatu. Na, štai tikriausiai apžvalgai. Tai viskas. Visada prisiminkite apie vidpadžius, kad profilaktika visada yra svarbiausia. Jei dabar viskas gerai, tai visada taip nebus. Visų mūsų sveikatos būklė anksčiau buvo daug geresnė nei dabar, todėl palaipsniui viskas blogėja. Todėl vidpadžiai reikalingi ir vaikams, ir paaugliams, ir tiems, kurie užsiima sportu. Tai yra absoliučiai visiems. Ir aš netgi rekomenduoju juos namuose dėti į kojines. Jei turite plokščiapėdystę jau gerokai išsivysčiusią, tai būtinai jei didžiąją dalį laiko praleidžiate namuose, nešiokite juos ir namuose. Juos nuimame kaip tik, kai einame miegoti, nes tada jau nėra būtinybės. Na, štai turbūt ir viskas. Merginos, visas apžvalga apie vidpadžius. Jei turite kokių nors klausimų, mielai į juos atsakysiu. Olga, laba diena. Malonus. Pasakykite, prašau, jei ant pėdos yra metalinės konstrukcijos. Kaip tai? Ar nėra kontraindikacijų dėl stilių? O kur pas jūs metalinės konstrukcijos? Pašalinau valgus kauliukus. Na, ir jie pas jūs laisvi. Jie bus laisvi. Oi, tikrai. Oi, kokia aš neatidi. Taip, tai yra štai, taip, aš pamiršau. Taip. Tai yra, net jei ir metalinės konstrukcijos. Kodėl klausiu? Nes jei, tarkime, metalinės konstrukcijos būna ten kokios nors rimtos traumos avarijos. Ir metalinė konstrukcija stovi štai šiuose kauluose. Štai šiuose kauluose stovi. Štai. Gali būti lengvas diskomfortas vaikštant, bet net jei yra metalinė konstrukcija, kuri laiko jūsų kaulus, štai tam, kad sumažintumėte apkrovą kaulams, kurie dar su geležimis ten stovi. Tai yra, jums vis tiek reikia stiprinti raumenis. Todėl čia kontraindikacijų nėra. Iš viso. Taip. Man tai buvo svarbu iš jūsų išgirsti, todėl labai ačiū už eterį. Viskas buvo labai informatyvu ir labai teisinga. Pateikimas tiesiog puikus. Taigi labai džiaugiuosi. Tatjana, aš norėčiau. Taip, puikus.